Audioteka LT ir leidykla Tyto Alba pristato Kristofo Andrė audio knygą Paguoda, kurios sulaukėme ir kurią dovanojame. Iš prancūzų kalbos vertė Akvilė Melkūnaitė. Įgarsino Giedrius Arbačiauskas. Skiriu Edith. Pelenai tegali man įrodyti liepsną. Viktoras Hugo. Civilinės laidotuvės. Nepriepiamas paguodos poreikis. Ilgai buvau aklas paguodai. Kaip psichiatras tenkinausi tuo, kad gydau. Kaip rašytojas tuo, kad aiškinu ir drąsinu. Kaip žmogus, kad sustiprinu kitą. Kartą sunkiai susirgęs pagalvojau, kad mano gyvenimas gali baigtis greičiau, negu buvau numatęs. Nuo tokios minties neapėmė nerimas, veikiau liūdesys, jog paliksiu šį gyvenimą dar nuo jo nepavargęs. Liūdesys skatino ne užsisklęsti savyje, o dar dėmesingiau stebėti pasaulį. Kaip visi žmonės, kuriems gresia mirtis, pamačiau, kad gyvenimas yra gražus. Kaip ir daugelis suvokiau, jog man neapsakomai reikia paguodos. Kūnu ir siela buvau labai gležnas, tad nuo menkiausio šypsnio, paukščio giesmės, mažiausio geranoriškumo ar grožio lašelio pasijusdavau kur kas geriau. Kelis kartus buvau pakliuvęs į ligoninę, o grįžęs namo ėmiau tvarkyti įvairius popierius. Ką gali žinoti? Rūšiuodamas senas knygas apie psichiatriją, kad galėčiau atiduoti, aptikau mažą buvusio savo paciento Tulūzoje, neramaus toksikomano ir bipoliko, kurį labai mėgau, man dovanotą skirtuką. Sunkiai vargau stengdamasis pacientą išgydyti ar stabilizuoti jo būklę, jis nenorėdavo susitikti su nieko kitu, tik su manimi. Ir visada net labai prastai jausdamasis ateidavo pas mane konsultuotis. Kartais kuriam laikui dingdavo. Pernelyg gėdydavosi savęs, kad ateitų su manimi pasimatyti. Ant skirtuko buvo parašyti žodžiai. Brangusis gydytojau Andrė, dėkoju už man parodytą kantrybę ir už didelį pasitikėjimą, kurį gaunu būdamas su jumis. Filipas. Man išvykus iš Tulūzos po kiek laiko Filipas nusižudė. Sužinojau tai iš jo gyvenimo draugo. Ta akimirka iš eilės prisimindamas mūsų terapijos seansus pamaniau, kad neįstengiau jo išgydyti. Tiesa, jis niekiek man nepadėjo, bet beveik kiekvieną kartą sugebėdavau paguosti. Pats to nežinodamas. Kai būdavo sunku išgydyti pacientus, kartais klausdavau savęs, kodėl jie vis dėlto ištikimai sugrįžta pas mane ir nepaisant nieko atrodo laimingi, kad vėl susitikome. Maniau, jais dėtas, aš tikriausiai būčiau ieškojęs kito gydytojo. Tada buvau aklas paguodai, bet pats tvirtai tikėjau, jog geras gydytojas negali tenkintis vien gydymu. Dar nesupratau, kad be išmanimo ir geranoriškumo galiu pacientams suteikti kitų dalykų, kurie jiems padeda ir juos guodžia. Švelnumą, broliškumą, nuoširdumą, dvasingumą. Tikriausiai ir suteikdavau jiems visą tai, bent iš dalies, tik pats to nežinojau. Susitelkęs vien į gėrį, kurio neįstengdavau padaryti, išgydyti. Net pažinau to, kurį suteikdavau – paguodą. Galų gale, nors ir sirgau, vis dar esu čia. Mirtis palaikė mane delne ir grąžino atgal į gyvenimą. Kaip aiškinti tai, kad po šio etapo nelikau traumuotas ir nerimastingas, atvirkščiai? Jaučiuosi nurimęs ir dar laimingesnis, kad gyvenu. Gal todėl, kad atradau paguodą, kuri yra daug daugiau negu laikinas nuraminimas. Ji yra būdas gyventi su audromis, su draugiškumo apraiškomis, švelnia daina, kuri vėl sujungia su pasauliu, su visų pasauliu, jo grožybėmis ir nelaimėmis. Ji raudonas siūlas driekėsi per visą mūsų gyvenimą nuo gimimo iki mirties. Nuolat esame šalia jos ir mums nuolat jos reikia, kol esame vaikai atvirai, kai užaugame slaptai. Paguoda yra tai, ko tikimės ir ką suteikiame, kai tikrovės neįmanoma pataisyti. Ji mus pakelia. Akimirkai atitraukia nuo nevilties.
neleidžia pasiduoti ir švelniai atgaivina mūsų gyvenimo skonį. Tegu šis kūrinys būna ne tik knyga apie paguodą, bet ir knyga guodėja. Aš nežinau, ar mes galėsim jūs paguosti. Labas, Mari. Man labai gaila, kad susipažįstame tokiomis jums skaudžiomis aplinkybėmis. Ačiū, kad parodėte pasitikėjimą papasakodama apie savo kančią. Aš nežinau, ar mes galėsim jūs paguosti. Paguoda labai sudėtingas dalykas. Nieko negalima atitaisyti, niekaip negalima pakeisti to, kas verčia kentėti. Žinom, kad mūsų žodžiai gali suteikti tik laikiną nuraminimą, o gal ir nesuteikti jokio. Kartais gali sukelti daugiau kančios, nes jie negrabūs, bejėgiai, ištarimi netinkama akimirka. Tačiau nebegalime tuo tenkintis. Tenkintis konstatavimu, juk nėra žodžių, galinčių palengvinti vaiko netekusios mamos kančią. Tad aš nuolankiai jums patikėsiu tai, ką stengčiausi daryti, jeigu mane ištiktų toks pats siaubingas skausmas kaip jūs. Kai mus pasiglemžia kančia, įtraukia visi jos sukeliami sukūrėjai, užlieja visko, ką jį neša bangos, apmaudas, neviltis, kaltė, baimė, pavydas, pyktis. Man atrodo, yra dvi pagrindinės kryptis, kuriomis galima stengtis eiti. Iš pradžių, kaip tik pajėgėme, turime išlaikyti ryšį su pasauliu. Neužsisklęsti savyje, neužsidaryti savo skausme ir nelaimėje. Nors tas ryšys ir verčia kentėti, nes žemėje te matom, kad nėra mylimo žmogaus, vis dėlto pamažu labai palengva jis padės atsigauti, o paskui suteikti savo teisę vėl gyventi. Ten, kur dabar yra, Liusi jūs tebemyli ir visada palaikys. Tai jis sužadins jums norą vėl gyventi, žvelgti į saulę ir į dangų, save dovanojančias gėles, besijuokiančius vaikus ir nepaisant nieko, šypsotis, nepaisant liūdesio. Šis liūdesys niekada jūsų nepaliks, tačiau pamažu švelnės, o vieną dieną atneš jums ramybę. Paskatins jūs galvoti apie tai, kokią laimę patyrėte su Liusi, neverkiant ir nedūsaujant, o tik švelniai šypsantis. Jūs iš tikrųjų galite būti laiminga, kad turėjote dukrą, gebėjusią sakyti tokius gražius žodžius, būti tokia dosni ir džiaugtis dėl laimės, kurią išgyvenote šalia jos, jaustis laiminga, kad ji taip stipriai mylėjo gyvenimą. Labai svarbu niekada nepamiršti šios laimės, niekada neginti šalin liūdesio ir kančios, kurie retsykiais ją temdys. Kaip debesis temdo saulę. Tai taip pat svarbu. Leiskite savo emocijoms gyventi, bet nepamirškite ir nuolat prisiminti visų Liusi jums suteiktų džiaugsmų. Sieloje saugokite jos gyvus. Taip pat atmerkite akis ir pamatykite visus džiaugsmo lopinėlius, kurie pražys jūsų dienose. Iš pradžių to nepastebėsite, tarsi gėlių šio dabar tokio sunkaus ir skausmingo kelio pakraščiuose. Neklausykite žmonių, kurie prašys jūs išgedėti, bet ir nepykite ant jų už tai. Ta kelią jūs nueisite savo ritmu. Niekas negali priversti jūsų eiti sparčiau ir niekas negali jo eiti už jūs. Neskubėkite, bet žvelkite į tolį. Kuo dažniau pažiūrėkite į dangų ir į žvaigždes. Tai nevaizdingas pasakymas. Iš tikrųjų žiūrėkite į dangų ir žvaigždes. Žiūrėkite dažnai, kvėpuodama, galvodama apie Liusi, šypsodamasi jai. Jos šūkis, kurį cituojate laiške, laimė yra padaryti kitus laimingus, nuostabus paprastumu, dosnumu ir išmintimi. Jūsų dukra buvo nuostabi. Jūsų dukra yra nuostabi. Savo širdyje laikykite ją gyvą. Nesiliaukite su ją kalbėjusi, pasakojusi jai apie visus gražius dalykus, kuriuos nuo šiol matysite savo kelyje. Rūpinkite savimi. Mano mintys jūs lydi. Apkabinu jūs. Broliškai, Kristofas Andrė.
Tai laiškas mamai, kurios dukra 2015 metais buvo teroristų nužudyta teatre Bataclan, parašiusiai man, kai dirbau Šventos Onos ligoninėje Paryžiuje. Paguoda. Kas yra paguoda? Guosti, norėti palengvinti skausmą. Žodžiai svarbus. Mes norim. Niekada nesame tikri dėl rezultato. Palengvinti, nors neįmanoma panaikinti to, kas verčia kentėti. Skausmą. Žodį žymi visas nelaimės, kurios daro emocinį poveikį. Paguoda kartu yra ir tai, kas guodžia. Jeigu nelaimė yra maža, artimųjų švelnumas, išjudinantis veiksmas, išblaškantis gyvenimas ir keliavimas, procesas, kuris nuo nelaimės artina mus prie jos prisiminimų, nuo aštraus skausmo prie buko, nuo vienatvės prie ryšio, nuo žaizdos prie rando. Pažvelgus dar atidžiau galima sakyti, kad paguoda yra viskas, ką teikiame, žodžiai ir poelgiai. Žmogui, kuris yra paniręs į kančią, nelaimę, skausmą, širdgėlą. Kad ją sušvelnintume, palengvintume tą akimirką ir padėtume jam toliau gyventi, žvelgiant į ateitį. Kuo skiriasi pastiprinimas, prancūziškai réconfort, ir paguoda, prancūziškai consolation? Pastiprinti, palengvinti dabarties būklę, vien tai jau yra nuostabu ir brangu. O paguodos siekis dažnai ambicingesnis, nukreiptas toliau į ateitį. Paguodoje esama kažko daugiau negu dalinis ribotas pastiprinimas. Tikriausiai ir pastiprinimu, kaip rodo pats žodis, siekiama stiprinti, padėti prislėgtam žmogui grįžti prie veiklos ir į visuomenę. Bet paguoda nukreipta ne tiek į žmogaus veiklumą, kiek į sužeistą jo esybę. Vadinasi, pastiprinimą galima suprasti kaip vertingą paguodos pasekmę, arba kaip labiau į veiklą, negu į emociją nukreipta paguoda. Paguoda nėra išeičių ieškojimas. Jos tikslas nepakeisti tikrovę, kaip darytų išeitis, o palengvinti kančios jausmą. Būti paguostam nereiškia tiesioginė prasme sulaukti pagalbos, kuri pakeistų padėtį ar įgalintų ją keisti. Paguoda nukreipta ne į nelaimę, kuri liūdina, bet į liūdinti žmogų. Tai pagalba jo vidui, o ne išoriai. Kai galime veikti, paguoda atlieka antraeilį vaidmenį, bet vis dėlto atlieka. Jei kas nors parkrinta, aš jį, ją, pakeliu. Tai išeitis, o ne vien godžiu gulinti ant žemės. Tačiau pakėlęs dar galiu pasiteirauti, ar jam, jai reikia paguodos dėl patirto išgąsčio, pažeminimo, skausmo. Senelis pargriuvo. Prisimenu kartą, kai senelis pirmą kartą pargriuvo mano akyse. Man buvo apie 20, jau studijavau mediciną. Užkliuvo už bjauraus šaligatvio kampo ir susmuko. Puoliau prie jo tikrinti, ar nieko nesusilaužė, tačiau jis jau kėlėsi. Buvo vos keli įdrėskimai. Būgštavau dėl fizinių sužeidimų, bet tuoj pat supratau, kad nubrozdinimas yra psichinis. Jis nugriuvo gatvėje kaip koks senukas, visiems matant, o svarbiausia anūko, kuris jo žavisi akise. Tad suskubau kaip galėdamas geriau intuityviai jį guosti, nukreipdamas dėmesį nuo jo silpnumo, gležnumo ir atkreipdamas į save. Oho, seneli, kaip tu mane išgazdinai? Į šaligatvį. Bepročiai, kam palieka tokias skylės? Šitoj vietoj pargrius dar daug žmonių. Į jo batus. Turėtų mavėti sportbačius, su jais kojai tvirčiau. Ta akimirka jį guodžiant reikėjo įsklaidyti jo silpnumą, nepriminti, kad dabar jis yra pagyvenęs ir gležnas žmogus. Paguoda yra alchemija. Jos procesai kartais paslaptingi, padariniai kartais neaiškus, bet guodimo būduose, kuriuos pasirinksim, beveik visada bus susipinę 4 būtini dėmenys. Švelnumas, net jei jis neišreikštas tiesiogiai, bet kokia paguoda yra švelnumo liūdinčiam žmogui raiška. Dėmesys.
Tai, kas mus guodžia, nukreipia mūsų dėmesį nuo nelaimės. Net jei šis poveikis trumpalaikis, paviršutiniškas, menkutis, jis yra naudingas, nes bet koks kančios sustabdymas pagelbsti kenčiančiam ir padeda jam atgauti kvapą. Veikla. Prislėgtiems žmonėms vėl įsilieti į gyvenimo tėkmę dažnai labiau padeda ne žodžiai ir patarimai, o kvietimas veikti. Dar geriau – veikti bendrai ir drauge. Priėmimas. Priimti nelaimę nėra tolygų jie džiaugtis ar jai pasiduoti. Tai reiškia pripažinti, kad ji įvyko. Priėmimas yra būtinas bet kurio atkuriamojo proceso etapas, bet jis labiau yra paguodos pasekmė ir nauda, negu paskata ją teikti tiesiogiai. Jis yra tikslas horizonte, į kurį guodėjai patilomis taikosi, kad švelniai iki ten nuvestų paguodos reikalingų žmonės. Paguodos grožis. Yra žodžių stipresnių už kitus dėl to, kokį jausmą mums sukelia. Yra žodžių, kurie dainuoja ir žada, yra simfoninių žodžių, kurie žadina susijusius vaizdus ir prisiminimus. Tokia yra ir paguoda. Ji primena vaikystę ir nedidelės širdgėlas, bet kartu mirtį ir gedulą. Visas žmogiškas nelaimės, visas ištiestas rankas, visas glamones, visų švelnumo ir supratimo gestus. Paguoda yra trapi ir neapibrėžiama. Guosti tai žinoti, juk mūsų žodžiai tik šiek tiek palengvina skausmą ir su tuo susitaikyti, tačiau draugės stengtis, kad žmogus išgyventų skausmą ne vienatvėje. Paguoda yra mylinčio žmogaus buvimas šalia, nors kartais jis ir bejėgis. Ta akimirka, kai guodžiame, mes nežinome, kaip pasikeis padėtis. Kartais tas netikrumas būna dar didesnis ir gražesnis. Galima guosti kitą pačiam patiriant nelaimę. Apie tai pasakoja kaliniai arba tremtiniai, kurie guodė vieni kitus. Taip jaučiasi bet kuris į nelaimę paniręs žmogus, stengdamasis numalšinti artimojo neviltį. Guosti kitą, kai pats esi migloje ir bijai dėl savęs, tikriausiai yra labiausiai jaudinanti paguoda. Kenčiantis guodžia kenčiantį. Jaučiantis grėsmę tą, kuriam yra iškilusi grėsmė. Apimtas nevilties, skendėjantį neviltyje. Paguoda regis nieko neįsprendžia. Ir tai ne bėda. Paguoda nematerialinė pagalba, jai nebūtina nei jėga, nei galia. Mes galime ją pasiūlyti, net jei esame arba jaučiamės silpni ir nuskriausti. Mat be konkrečių, dedamųjų, žodžių ir poelgių, ji užvis mažiausiai susijusi su materialumu. Buvimas šalia, intencija, dalyjimasi žmogiškumu. Materialių lygmenių galime duoti tik tai, ką turime. Dvasinių galime duoti ir tai, ko neturime. Šie Gustavo Tibono žodžiai primena, kad paguoda yra veiksmas, kurio galios didesnė dalis kartais lieka požeminė ir nematoma. Kad ji iš dalies susijusi su dvasingumu, ta mūsų sielos plotme, kurioje esame arti gyvenimo ir mirties, gėrio ir blogio paslapčių. Ir tuo jis skiriasi nuo pastiprinimo, kuris dažniausiai grįstas vien materialiais aspektais. Juk norėdami ką nors pastiprinti, privalome turėti daugiau jėgų už jį, o norėdami paguosti – ne. Paguoda yra nuolanki, ji žino, kad jos galia ribota. Ji siūlo, šnabžda, nekelia balso. Ji nėra žvalinanti, ji atsargi, niekada nežino, koks tiksliai yra vidinės žalos mastas. Todėl jo žodžiai paprasti ir švelnus. Beje, guodžia ne vien žodžiai. Pasirodo, nuo tam tikros akimirkos tampa svarbi visa guodžiančiojo ir guodžiamojo ryšio bei santykių alchemija. Ir tik paskui pasirinkti žodžiai. Jie turi būti paprasti, aiškus ir tikslus. Nes kančia trukdo klausytis. Nelaimėje esančiam žmogui nedera dėstyti gyvenimo teorijos ir ištarti nuoširdžiai, su atjauta. Taip pat ir nuolankiai. Tas, kuris guodžia, nesiremia žiniomis ar patirtimi,
į kurią reikėtų įsiklausyti. Jis daro tai iš meilės ir broliškumo. Paprastumas, atsargumas, kuklus paguodos pranašumai. Šioje srityje pageidautina nesilaikyti jokios išankstinės tiesos. Subtilioje paguodos alchemijoje reikia guodėjo švelnumo ir guodžiamojo atvirumo. Reikia abiejų pusių kantrybės ir nuolankumo. Reikia abejonių, nes jei yra išankstinė tiesa, kenčiančio žmogaus pykčio arba nevilties tiesa, pagalba ir meilė siūlančio žmogaus tiesa, neva reikia skausmą panaikinti. Tuomet pagodai vietos nebeliks. Kad prasismelktų pagodos šviesa, reikia įtrūkių, plyšių. Reikia daug paslaptingų dalykų, kurių mes nesuvokiame, bet visose šiuose miglose reikia stengtis paguosti nelaimėje, kas be nutiktų, nes šalia yra žmogus su savo širdgėla, kartais milžiniška ir gąsdinančia, o kartkartim mažytė ir gluminančia. Ar nuoširdumas guodžiant būtinas? Kitaip sakant, ar niekada neturėtume tarti paguodos žodžių, kuriais netikime? Nebūtinai. Svarbu ne patiems jais tikėti, o tikėti, kad jie gali padėti. Paguoda stengiasi sužadinti viltį, atitraukti guodžiamai nuo širdgėlos ir skausmo tiesos, kad jis pamanytų, tiesiog pamanytų, toliau gyventi verta. Pagoda siekia atgaivinti šiokią tokią viltį, viltį nežinia ko, bet tokią, kuri palengvina skausmą. Viltis yra silpnųjų ir nuskriaustųjų pasitikėjimas. Tokie ir būname nugrimzdę į nusiminimą. Ji yra pasitikėjimas tų, kas nebeturi nei jėgų, nei galios ištaisyti praeitį arba kurti ateitį. Nuoširdumas, norint paguosti, bus mūsų siekis, o ne išankstinė tiesa. Taigi kartais esame priversti sakyti netrukus mirsiančiam žmogui tai, ką jis geidžia išgirsti, kad jis įsikapstys, kad gyvybė grįš į jį, kad galbūt greitai vėl gyvensime kartu ir juoksimės kaip anksčiau. Taip elgdamėsi nepakenksime, tik įliesime meilės į liūdesio kupiną padėtį. Mes negalime nei kentėti, nei mirti už jį, bet galime kuo geriau jį palydėti. Tai ne melas, o beprotiškas ir neišpildomas troškimas. Būna tokių gražių ir tragiškų paguodos akimirkų. Jo skausmas didesnis, juo lėčiau paguoda skinasi kelią. Kartais tik praėjus daugeliui metų prisimename kokį žodį, poelgį, kuris paguodė ir pastatė ant kojų. O kartais kai kurie paguodos žodžiai veikia kaip mantros, trumpos ir paprastos formuluotės, kurios mus saugo arba mums padeda. Jas kartojame, kol jos mus persmelkia. Prisimenu, pacientai pasakoja, kaip mano paguodos žodžiai dažnai ištarti ant durų slenksčio prieš pat juos paliekant. Jiems buvo lyg kelrodis ištveriant neramumus, lyg amuletas arba magiška galia padedanti grumtis su neganda. Pastebėjau, kad tos guodžiančios frazės retai būdavo konkretūs patarimai, dažniau pastiprinimo žodžiai, visai banalūs. Jos bet kas būtų galėjęs ištarti. Tačiau paprastai ir nuoširdžiai pasakyti tinkamą akimirką jie gerokai pranoko lūkesčius. 4 guodžiančio žodžio gyvavimo fazės. Kai jis pasakomas ir išgirstamas. Kai jis suvokiamas ir darsik apgalvojamas. Kai jis išnyksta iš guodžiamo žmogaus sąmonės, bet gelbstintis ir gydantis jo poveikis tęsiasi. Kai jis pagaliau nusėda guodžiamojo atminties gelmėje, brangiausių prisiminimų ir turtų skrynioje ir patvirtina, kai suabejojama, kad gyvenimą verta gyventi, nelaimę galima ištverti. Kartais iš pradžių paguodos poveikis būna menkutis. Paguoda atrodo varganas prablaškimas, iš pradžių kurį laiką truputį veikia. Paskui lėtai sugrįžta liūdesys ir neviltis, nepermaldaujamas nepagodžiamumo jausmas. Pradžioje skausmas visada ją nustelbia, visada sugrįžta, iš paskos vilkdamas prislėgtumą. Štai kodėl godžiamajame